Badauskaitė toliau blokuoja mano telefono įrenginį, neleidžia prisijungti prie interneto, elektroninio pašto. Yra įsilaužę mano statinis IP adresas, Badauskai įsivedė savo adresą, yra viena kortelė ir matosi, kad 4 telefonų įrenginiai prisijungia, lygiai tas pats yra televizoriui įsijungęs IP adresas. Badauskai toliau daro nusikaltimus, telšių policija, ESO, Ignitis ignoruoja Badauskų vagystės, nusikaltimus, įsilaužimus į namus, maisto kuro vagystės, interneto vagystė, elektros vagystė. Iš manęs reikalaujama elektros už daugiau nei 300 000 kilovatų, kad aš susimokėčiau, perdavė išieškojimo tarnybai. Vagystė elektros toliau tęsiasi. Nuo šeštadienio yra jau 5 dienos. Šaldytuvo drasko, apkrova eina atbuline eiga, viršija